Tai sveiki visi. Šiandien turiu pirmąją savo šių metų fotosesiją mieste. Tai esu pasirinkusi šiek tiek dabar truputėlį kitokį savo gyvenimo būdą. Tai daug vaikštau, daug sportuoju, kad tik tais palaikyti gerą gyvenseną. Tai va dabar realiai apie valandą laiko eisiu iki Akropolio. Tada dar fotosesijos metu atvaikščiosiu ir tada vėl atgal namo. Tai jo. Gerai, labai liuks. Labai mes. Tu, aš truputuką pasileisiu dar. Labai gerai. Oh my god, kaip gerai atrodo. Wow, wow, wow. Labai gerai. Gerai, labai nice. Wow, 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 oh my god. Jo. Ir tų kadrų padaryti. Labai gerai, labai gerai. Labai gerai, labai nice. Panaikinčiau viskas, okei. Čia tai susidenta reikėtų labai prezentuoti. Pažiūrėti, kaip atrodo stokia, žinai, poza, gali netgi tą kojytę, žinai, tą kojytę, tai yra rankytė, jeigu mes norėjau sakyti kojytę, gali šitą, žinai, gali čia šitą, žinai, pasiemti, gali, tarkime, ir tas ją. Labai gerai. Ant šito krašto viršutinio to, ne? Jo, kad biškiai aukščiau būtų kojytė. Jo, tai ant šito. Ant šito, o man labiau remtis į čia? Jo, šiaip labai gerai. Labai gerai, labai gerai. Labai nice. Wow, wow. Dar tas vėjelis, oh my god, labai nice. Žiūrėk, dabar link tenai. Nu va, jau po fotosesijos bėdinu namo. Tai žinai, matosi turbūt, šiauriai gražiai už mane saulutė šviečia. Labai gražu tiesiog. Žiauriai pavargau užlipti parodos kalną. Tai dabar keliauju, Aivaras ateis manęs pasitikti, sakė, dar bent kabutės paėmė. Tai žiauriai fainiai. Ir jo, šiandien turbūt būsiu nuėjus kokį virš 2000 žingsnį. Nes iš Laisvės alėjos išėjau jau kai buvo 15 000. Tai bus gera tokia diena, bet rytoj bus pas mane biški poilsis. Tai jo, tai pareisiu namo ir eisiu skelti fotkes. O tada dabar su jumis atsisveikinu iki kito ketvirtadienio. Čiau!